Labą. Labą dieną. Su kuo kalbu? Čia tokia rasta skambina, čia iš šito numerio buvo mano draugė skambinta ir mano vardu prisistatė kažkas tai. Taip, žinome, čia skambiname iš West Coast apklausų tarnybos ir norėčiau užduoti jums porą klausimų. Jeigu turite porą minučių ir galite atsakyti mūsų klausimus, ar galėtumėt pabendrauti su manim šiek tiek? Na, taip. Taigi, pirmas klausimas būtų toks. Šeimyninė padėtis jūsų? Kaip sakot? Šeimyninė padėtis, kokia būtų jūsų? Vieniša, turbūt, nežinau, netekėjus. Ir kiek jums būtų metuko? Man 26. Supratau. Iš kokio miesto jūs esate? Iš Kauno. Tai iš kaimo, atsiprašau. Kur dingo? Užduosiu labai sudėtingą klausimą, tai būtų intelekto koeficientui patikrinti. Kaip sakot, negirdžiu dabar. Tai būtų intelekto koeficiento testas ir būtų vienas klausimas, kuris išspręs jūsų koeficiento lygį. Ar galėtumėt jūs išklausyti manęs? Aš klausau, bet jeigu galite greičiau, nes vaikas verkia. Gerai. Kur dingo šeštas ežiukas, jeigu... Atsiprašau. Kur dingo šeštas ežiukas, jeigu ėjo 3 ežiukai 5? Jūsų koeficiento lygis yra kritiškas. Ketvirtas klausimas būtų toks, jūs sakėt, nebeturit laiko, tai mes galime paskambinti už kelių minučių, nes mes esam susijungę su labai daug linijų ir tiesiog negalime jūs trukdyti. O kažkas skambina iš tikrųjų, West Coast apklausų tarnyba, aš esu Egidijus Ivaškevičius ir mes tiesiog skambinėjame per Lietuvą paprastiems žmonėms, atrinkinėjame numerius ir tiesiog uždavinėjame paprastus klausimus intelekto koeficientui nustatyti Lietuvoje. Aha, bet iš šito numerio buvo mano draugė skambinta ir prisistatyta mano vardu. Taip, na nežinau kaip čia buvo, bet tiesiog mano kolega gal jums skambino, nes aš dabar jūs paskambinote į mano numerį. Supratau. Tai jeigu galite, pasakyti šiek tiek vėliau, nes dabar... Gerai, bet galite rasti ne mane, o mano kolegą tiesiog. Supratau. Gerai, dėkui jums, ačiū ir viso gero.